Sveiki, įsijungę laidą Moteriškoji Marijampolė – istorija ir dabartis. Šiandien kalbėsime apie moteris, kurios prisidėjo prie teatro kultūros puoselėjimo Marijampolėje. Viena jų teatro kultūrą puoselėjo carinės Rusijos priespaudos metu. Ji buvo pagrindinė iniciatorė ir organizatorė pirmojo lietuviško spektaklio Užnemunėje. Kita teatro kultūrą puoselėja šiandien. Pro jos kūrybiškas akis ir rankas praeina 10 spektaklių. Moteris, apie kurią šiandien kalbėsime, Joana Pavalkytė Griniuvienė. Tai išskirtinė asmenybė, kurios gyvenimo kelias ir veikla paliko ryškų pėdsaką lietuvių kultūroje ir visuomeninėme gyvenime. Ji buvo ir knygnešė, ir verslininkė, ir tautinio atgimimo dalyvė, bei visuomenės ir kultūros veikėja. Ji buvo pagrindinė iniciatorė ir organizatorė lietuviško spektaklio Užnemunėje Amerika pirtyje. Ir apie Joaną mums šiandien papasakos Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus muziejininkas Tomas Kukauskas. Taigi, pristatydama Joaną Pavalkytę Griniuvienę, aš apie ją pristačiau daug skirtingų jos veiklų. Ir atrodo sunku suvokti, kad tokioj giliažnoj mažytėj moterį, bet jau iš nuotraukų taip atrodančioj, tiek visko galėjo tilpti, tiek daug veiklų, tai jeigu reikėtų ją apibūdinti, jos charakterį kažkokiais tai epitetais, kokie jie būtų? Pradžiai pasakysiu, jinai nebuvo maža. Jinai to lygis su vyru. Kaip rašau, vyras buvo galva aukštesnis nei tuo metu vidutiniai žmonės. Tai čia tik tai toks pastabėlė. O jeigu kalbėti apie jos charakterį, tai čia gal geriausiai yra, man atrodo, pasakęs ilgumas, veiksmų žmogus. Tai yra veiksmų. Bortkevičienė apie ją atsiliepė taip, kad ji nemėgo, jeigu, sakykime, vyras atstovavo Demokratų partiją ir ten dažnai vykdavo susirinkimai, kaip kovoti, ten prieš carinę valdžią už tautiškumą, kaip čia išvengti visokių dalykų, tai šitų dalykų jinai nemėgo. Jinai, kaip Bortkevičienė rašo, eidavo su tais, kurie jai tuo metu pasirodydavo veiklesni ir ypač nemėgo formalumų, kuriuos laužydavo. Dar kartą pakartosiu, tai daugiau veiksmų žmogus. Darom. Ji buvo sulenkėjusių bajorų šeimos dukra. Tai kada ir kaip įvyko tas persilaužimas, atsivertimas į tą lietuviškumą? Aš negaliu pasakyti, kad jau labai sulenkėjusių bajorų, vien tik dėl to, kad, sakykime, jau 1863 metų sukilimų dalyviai, kurių pagrindą sudarė bajorija, ta vidutinioji arba smulkioji, kuri labiausiai ir nukentėjo po sukilimų, tai ten jau tuo metu buvo kelios surovės, tai vadinama litvomaniška ir dar daugybė kitų. Juo labiau, kad tiek tėvas, kada jau atsikėlė jie čia Marijampolėje, bendravo su Petru Kriaučiūnu ir tikrai iš jo gaudavo tiek Aušrą tuometinė, tiek kitą draudžiamą spaudą, tai kaip minimum. Ir kaip prašoma, jie tikrai mokėjo kalbėti lietuviškai, kaip tarpusavį bendravo, aš to nežinau. Gal ta lenkiška kultūra, žinot, aš pasakysiu taip labiau, tas pats politinis pasaulėžiūrinis darinys, bet ne kalba šiuo atveju, mano nuomonė subjektyvė. Ir ateina 1904 metai, jinai pamato Ameriką pirtyje Kaune, ar ne, kaip minėjot, ir sugalvojo, kad reikia šitą spektaklį lietuvišką vakarą organizuoti čia, Užnemunėje. Ir atrodo dabar pasakyti, tai organizuoti vienas žodis, bet į tą žodį telpa tiek daug. Ir dokumentacija, ar ne? Ir aktorių paieška, ar orkestro, gal ir choro paieška. Tai kaip viskas vyko? Reikia pradėti vėl nuo tų biurokratinių reikalų. Tuo metu visgi carinė Rusija veikia cenzūrą. Iš pradžių reikia gauti vietos valdžios leidimus. Kas įdomu, jie jau norėjo tais pačiais 1904 metais statyti spektaklį, bet leidimų tam laikotarpiu negavo. Turėjo išversti, nes buvo numatyti du spektakliai, tai Amerika pirtyje ir Velnias spąstuose.
turėjo tuos veikalus išversti į rusų kalbą, kad pristatyt, kad peržiūrėtų atitinka, gauti vėl formalumus tiek čia Marijampolėje, tiek Suvalkuose jau gubernatoriaus ir to dar maža. Turėjo kreiptis į tuo metu Petrogrado arba Sankt Peterburgo teatrinė draugija, jau čia tokia kaip ir sovietmečių cenzūra buvo, kuri patvirtintų tuos veikalus, kad tikrai galima vaidinti. Taigi vien tik biurokratija. Po to, kaip jūs sakėt, surinkti aktorius ir choristus. Šiuo atveju buvo paprasčiau, kadangi dar 1905 metais jie turėjo tokią, galima sakyti, choristų kompaniją arba bendruomenę, kadangi per gegužinės pamaldas tie choristai buvo surinkti, kad lietuvių kalbą įvesti, giedant jau ne lenkiškai, o lietuviškai mišes, tai jų ieškoti kaip ir nereikėjo. Aktoriai, kaip suprantu, irgi per pažįstamus, nes, sakykime, jos Kazio Griniaus brolius Jonas vaidino Faipčiką, tai matyti irgi tai per pažįstamus, per gimnazistus surinko. Pats pasiruošimas spektakliui arba 2 spektakliams, nes iš pradžių 2, bet paskui antras atšauktas buvo leidimas, užtruko ne tiek ir ilgai. Balandžio gegužės mėnesį repetuojama, tiek choras repetavo, tiek aktoriai repetavo Grinių namuose, kur dabar muziejus įsikūręs. Ir, aišku, paruošti. O ką paruošti sandėlį, kluoną ar Braunšteino namus, kaip rašoma, kadangi kai kurie dalyviai pateikė skirtingas versijas, juo labiau, kad afišai dar kitaip parašyta, taip jau ten tos ūkinės veiklos reikėjo. Grinius rašo, kad jie paaukojo savo kelių šimtų rublių uždarbį, kad nusipirko lentų, kurias pigiau gavo iš tuometinio miškų urėdo. Samdė darbininkus, taip pat padėjo gimnazistai, jaunimas, kuris buvo viso to ištroškę, tai kad suprastume čia tą ūkinį veiklą, sukalė grindis, paruošė sceną, padarė stalus ir dar bufetą. Taigi štai iš tokių kelių dalių susidėjo. Ir čia viskas telpa į tą vieną žodį, jį organizavo, ar ne, kaip sakom, jį organizavo, bet labai daug kas nesuvokė, kiek tai telpa į tą vieną žodį įvairios veiklos. Ir kiek žinau, dabar mes esame Alyvų gatvėje, tai čia kažkur aplinkui ir vyko, ar ne? Kaip sakot, 100 metrų į vieną pusę, 100 metrų. Radęs, aš nežinau kiek tiesus, radęs aprašymą, kad prie senųjų kapinių, tai yra ne dabartinių senųjų kapinių, jau buvusių senųjų kapinių, taip, šiaurės rytinėme kapinių kampe. Tai kažkur grubiai, kur tas raudonas pastatas, daugmaž ten kažkur buvo šalia, arba šalia pačių kapinių, arba truputėlį toliau, bet taip irgi tik tai toksai parodymas, nes dėja tas pastatas neišlikęs. Tęskime tada apie pačią Joaną. Ar galima sakyti, kad jinai yra tos teatro kultūros Marijampolėje pradininkė, ar ne, bet jau tos oficialiosios? Aš manau tikrai taip, nes būtent šis spektaklis viešas, tai yra ir oficialus, kada gauti leidimai, ir pažadino kitus žmonės, kitas to tautinio atgimimo dalyvių sroves, nes jų buvo kelios, dalyvauti teatrinėje veikloje, kaip viso šito spektaklio išdava. Gimnazijoje jau pradėjo vykti spektakliai taip pat mažesniuose miesteliuose, Liudvinave, aš bijau pameluoti, ar ne 1908 metais, persikėlė į kitas tuo metu apskritus, tai yra į Vilkaviškį, į Kudirkos naumiestį ir taip, būtent po šio spektaklių tie spektakliai paplito po visą regioną, ne tik mieste, bet po visą regioną. Tai buvo akstinas juos vykdyti, nes visi pamatė, kad tai galima padaryti. Tai įmanoma padaryti. Tai įmanoma padaryti, taip. Nes veikiausiai to prie carinės Rusijos priespaudos dar galiu vartoti, ar ne, tą priespaudos žodį, nes tuo laikotarpiu apie tuos metus daug kas galvodavo, kad tai neįmanoma padaryti, neįmanoma gauti leidimų ir panašiai. Ir truputėlį nukrypsiu nuo teatro temos, nes man įdomi dar viena jos gyvenimo detalė. Tai žinom, kad jinai buvo ir knygnešė, ir visuomenės veikėja, iš dalies ir politinė veikėja, galima sakyti. Aš labiau sakyčiau, visas tas ir plaukia, tos daugiau politinių, kada žadinimo.
Bet jinai buvo ir verslininkė, turėjo skalbyklą. Va čia įdomus man faktas. Tai jinai buvo bajoraitė, turėjo skalbyklą, bajoraitės iš tokių kilmingų šeimų nelabai užsimdavo tokiais dalykais. Tai ką šitas jos gyvenimo faktas sako apie pačią Joaną? Jeigu galima, aš vėl pasakysiu truputėlį, mes dažnai kotiruojam, nes kaip pasakoma bajorija, mes dažniausiai įsivaizduojame tuos kilmingus jau dvarininkus. Dvarininkėje gyvena dvare, groja fortepijonu ar pianinu, geria vyną ar konjaką, klauso muziką. Bet iš tiesų pagrindą sudarė, tai vadinama smulkioji, kurie dažnai sudarė mažažemiai ir bežemiai, bajorijos atstovai arba vidutinioji. Joana buvo iš tokių vidutiniokų, tačiau, sakykime, taip, bent jau smulkioji ir, sakykime, jau ta bežemiai, mažažemiai, jie turėjo dažnai patys arba nuomotis žemę, arba keltis į miestus ir dirbti tokius visokius, gerai, prie valstybės darbus, sakykime, raštiniai, bet raštininko atlyginimas buvo nuo 15 iki 25 rublių, kaip Grinius rašo, tai suma viengungiui pragyventi pakankamai, savo išlaidų nereikia, bet nebuvo tokia didelė. Ir čia panašiai yra ir su Pavalkių šeima, juo labiau, kad tėvui mirus. Lieka motina viena, pagrindinis jau visgi šaltinis mirė ir reikėjo kukliai gyventi, reikėjo kažką galvoti. Nežiūrint to, visi 3 broliai išleidžiami į mokslus, 2 gydytojai, vienas dirba vėl teisėjų ilgainiui, o Joana pati baigė mokslus, čia mergaičių progimnazija, bet ne Žiburio, tuo metu jau dar nebuvo. Čia Breverniūtis. Taip, vėliau gimnazijų išlaiko egzaminus ir nori dirbti mokytoją, bet dėl brolio dalyvavimo, Bronislovo įvairiuose, kai jis buvo studentuose mitinguose anticariniuose, jai uždraudžiama. Tada prieš kad vėl suprastumėt, gyventi reikia, išvažiuoja į Sankt Peterburgą, kurį laiką dirba bibliotekui, paskui pinigų gamykloje, man atrodo, juos ten džiovykloje. Ir grįžus į Marijampolę, kažkaip gyventi reikia, ir įkūrė savo skalbimo verslą. Ir vėl aš pasakysiu, buvo žmonių, kurie manė, kad tai nėra geras bajoriško kraujo asmenių įsiėmimas, bet aš visada... Taip, dėl to ir klausiu. Bet, žinot, čia šiais laikais irgi, jeigu taip, sakykime, būtų... Yra žmonių, kurie, sakykime, į žmonės jau tą nekvalifikuotą darbą dirbančius, kuris yra labai svarbus, nes faktiškai visas gyvenimas ant to mūsų laikosi, parduotuvės ir taip toliau, dažnai žiūri iš aukšto, štai ten diplomuotas ar dar kažkas ir nevertina tokių darbų. Tai šito yra ir buvo daug tuo metu. Bet dar kartą, gyvenimas toks, kad viskas priklausė nuo ekonominio pajėgumo. Žinoma, taip kaip ir dabar. Taip, ir jeigu tu gali, tai... Ir dabar paskutinis mano laidos klausimas, irgi labai jau toks tradicinis, dažniausiai aš jo stengiuosi ir išklausti. Tai kaip galvojate, jeigu Joana gyventų šiomis dienomis, kokia jinai būtų? Socialinių tinklų žvaigždė? Aktyvi politikė? Ne. Socialinių, manau, per konservatyvi tiems dalykams. Jie aktyvistė tikrai būtų politikė, aš manau, galbūt, kadangi dabar jau galėtų tai arba dėstytoje, dalyvauti. Bet aš manau, kad politikoje tikrai dalyvautų. Ir aš galiu pasakyti, būtent kažkuriai vienai atstovauti iš kairiųjų partijų. Supratau. Ačiū už atsakymą. Nėra už ką. Šiandien kalbėsime su moterimi, pro kurios rankas, širdį ir akis praeina didžioji dalis Marijampolės teatro kultūros. Ji jau 10-metį ne tik vadovauja Marijampolės dramos teatro mėgėjų trupiai, bet ir puoselėja Lėlių teatrą. Organizuoja įvairias edukacinės veiklas ir įgyvendina projektus susijusius su teatro kultūra. Tai Milda Mažetytė Antanauskienė. Keliaukime pokalbį. Šiandien kalbame apie moteris puoselėjančias teatro kultūrą. Tai kaip jūs, Milda, kaip režisierė, teatro kultūros atstovė, galėtumėt pasakyti, ar būti teatralu, teatro žmogumi, tai gyvenimo būdas ar tai darbas? Ką jums reiškia apskritai teatras?
Manau, kad tikrai mums visiems tampa gyvenimo būdu labiau nei darbo. Tiesiog tas gyvenimo būdas sutampa su darbu. Aišku, yra tokių etapų, kai taip tampa darbu, bet didžiąją dalimi tai vis dėlto yra gyvenimo būdas, nes paskui viskas sukasi apie teatrą. Ir laisvalaikis, ir tikriausiai ir kolegos, ir bendraminčiai, ar ne, viskas yra aplinkui teatrą. Tai, tarkim, visa trupė yra tokia bendraminčių ir draugų trupė, jie tampa tarsi tokia didelė šeima. Aišku, irgi laisvalaikis, tai laisvalaikiu stengiasi kažkur nuvažiuoti, kažką pamatyti daugiau, ką daro kolegos kituose miestuose. Ne tik tai tam savo teatre virti, ar ne, bet žiūrėti tiesiog, ką kiti daro, išeiti iš to savo komforto zonos, ar ne? Taip. Ir esat pastačiusi ne vieną 10 spektaklių. Kaip prasidėjo jūsų kelias į režisūrą, gal jau po studijų kalbant, kai buvot jauna, baigusi ką tik studentė, kaip jūs įėjot būtent į šitą kultūrą? Tai pirmiausia, gal aš pradėjau labiau nuo pedagoginio darbo. Nebuvo tokių gal sąlygų, nebuvo, kad iš karto pradėti režisuoti, labiau turėjau ten su jaunimu dirbau. Tai aišku, taip pat ten dėsčiau režisūrą ir vaidybą. O paskui teatras tiesiog atėjo per projektus labiau, kad kažkas pakvietė, pastebėjo, kad yra toks žmogus, žodžiu, su tokia specialybė egzotiška ganėtinai. Tai taip pakvietė kažką padaryti, parežisuoti, tai ne tik spektaklius, bet ir renginius. Ir taip tas teatras ir daugiau tada pradėjau užimti vietos. Bet jau pilnu etatu režisierė pradėjau dirbti, jau grįžus į Marijampolę, jau turėdama 3 vaikus ir būdama 40. Tai toks jau rimtas prasidėjo darbas, bet kaip žinia, režisieriui reikia turėti labai daug gyvenimiškos patirties, kad galėtum ištransliuoti. Taip, ištransliuoti, jau suprasti, jau būtų nugyvenus gyvenimo, kad suprastume, apie ką jis ir ką tu nori tam teatre, apie ką nori kalbėti. Tai manau, kad čia kažkaip viskas susidėliojo taip, kaip turi būti tas gyvenimo. Aš kartais vadinu gyvenimo sumuštinis, tas sluoksnis po sluoksnio dedasi, ar ne? Ir kol pribrendot būtent šitam gyvenimo etapui. Ir jau sako, turi būti režisierius subrendęs, turėti vertybinės nuostatas, ar ne? Žinoti, apie ką jis nori kalbėti. Tai apie ką jūs norit kalbėti savo režisuojamuose spektakliuose, kokias galbūt problemas keliat, kokias vertybės atskleidžiate, ką mėgstat parodyti žmonėms. Nežinau, mano pagrindinė mintis tai yra turbūt, aš net nenoriu apie šitą gyvenimą kalbėti. Aš noriu, labiausiai man patinka kalbėti jau apie kažkokį kitą tą pasaulį, kuris egzistuoja už šio pasaulio ribų ir apie kažkokias užuominas, kurios yra šitam gyvenime. Tai taip, kažkokią norėčiau, kad kadangi gyvenimas yra sunkus ir neteisingas, tai norėčiau kalbėti apie tai, kažkokį tą ilgesį to kito pasaulio, kuris mūsų laukia. Esat religinga? Čia apie tai? Manau, kad tikint ir religinga, taip. Tai būtent šios temos, ar ne, jūs domina? O ko jūsų spektakliuose niekada nebūtų? Čia pratęsiant tą mano mintį, ką norit rodyti, bet ko niekada nerodytumėt. Kadangi, sakau, aš prisižiūrėjus esu režisierių, tų profesionalių, didelių teatrų darbų ir aš matau tuos tokius perteklinius dalykus, kai yra, pavyzdžiui, nuogybė vien tik dėl nuogybės, keiksmažodžiai vien tik dėl keiksmažodžių, kažkokios vertybės teigiamos, kurios yra, kažkokios labai jau bandoma šokiruoti vien tik dėl šokiravimo. Ten, pavyzdžiui, bilietų pardavimo, man atrodo, čia, ar ne? Kartais paskui nežinau, ar toliau ten sekasi parduoti, bet teatras neturėtų būti kažkoks siaubo kambarys, toks siaubo atrakcionas. Tai man taip, arba neturi būti kažkokia ten raudonųjų žibintų kvartalas ir kažkokia gatvė, tai mes tuos dalykus ten galime pamatyti, o teatre. Bet aišku, yra spektaklių, kur labai subtiliai ir perduodama per tai žinia, tai taip, aš priimu, kad taip ir gali būti. Bet pati nežinau, ar dar turbūt irgi nepriaugau prie to, kad tas priemonės būtent naudoti.
Aš kaip sakau, ir literatūra labai daug tų keiksmažodžių naudojama ir visa kita, tai tikriausiai čia dabar tokį laikotarpį pribrendom, kada norima, kaip sako, šokiruoti, sukeltą smalsumą, nežinau, ir kartais tiesiog, ar tai būtų teatras, ar kinas, ar literatūra, kartais yra persūdoma vien dėl to noro parduoti, man atrodo taip. Bet dabar tęsiant toliau. Tai aš negaliu klausti, kuris spektaklis pats mylimiausias, nes aš kaip sakau, kiekviena mama negali pasakyti, kuris jos vaikas mylimiausias, tai man atrodo taip yra ir čia, bet galėčiau suformuluoti klausimą taip, kuris spektaklis jums, jūsų pastatytas paliko jums ryškiausią tą įspaustą pėdsaką jūsų atmintyje? Gal čia labiau tada kalbėti apie patį tą procesą, kuris procesas buvo gal įdomiausias. Tai labai įdomus procesas buvo Tartiufo, nes buvo karantinas, buvo viskas uždaryta. Aišku, mes savo aktorių sveikata nerizikavome, nes jau ten buvo daug žmonių prasirgę, praėję laiko ir mes turėjome galimybę susirinkti visiškai tuščiame teatre, jokie renginiai mums ir kiti spektakliai kaip sakant, netukseno į nugarą ir buvo tokia visiškai tyla ir žaidimas. Tai prasme, kad buvo tas pats procesas labai smagus ir paskui kas iš jo gavosi. Tai tokia buvo didelė laisvė ir prabanga repetuoti. Tai gal tai, o paskui kiti spektakliai irgi dėl pačio proceso. Jis, kai išeina jau į sceną, tai taip. Tada turi jau visi išmokti plaukti, kas įnėrė truputį gal nežinodamas tų tiksliai judesių vis tiek. Žiūrovai atėję išmoko kiekvieną, jisai turi išplaukti į tą finalą. Tai... O šiaip jau kaip suprantu, procesas smagiau už rezultatą, ar ne? Ar tas prieskonis yra, kai sėdit pirmą kartą per tą jau po generalinės repeticijos, per premjerą, žiūri tą spektaklį ir tas jausmas, ką matot jau kai rezultatą, geriau už patį procesą? Ar vis dėlto procesas yra ne rezultatas? Rezultatas tai yra čia pati baisiausia dalis. Čia yra toksai stresas, kur gal ir daugiau žmonių norėtų būti... Nebando suklysti dabar. Ne, tu tiesiog supranti tą didelį svorį ir atsakomybę, kad yra daug žmonių, keli šimtai žmonių atėję, ten 200, kartais gal 100 ar 50, bet jie atėjo dėl to, kad tu čia kažką sugalvoji. Ir jeigu dabar kažkas suluš ar sustos, ar dar kažkas atsitiks, gal nukris ten, kas, žodžiu, ar įluš, tai jaučiat atsakomybę. Visi tada atsisuks į tave, aš kaip juokiuosi, kad aš sėdžiu ten prie garsistų, kur yra stiklas, kad jeigu kažkas, kai būdavo anksčiau teatruose, kad norės apmėtyti kažko, tai bent aš jau už stiklo būsiu, bet čia humoras, aišku. Yra labai didelis tas pats pirmas išėjimas į sceną, yra labai didelis stresas, aišku, ir aktoriams, bet ir režisieriui. Aš pati, kai vaidinu, man nėra to, nes aš pati irgi vaidinu savo spektakliuose, ne visuose, bet tokio streso tada nėra, nes aš jau kažkaip tarp visų ten pagaunu, bet kai aš sėdžiu viena, o jie scenoje, tai yra, nežinau, čia gal toks... Gal kai vaidinat pati vieto, jūs jaučiat, kad turit kažką savo rankose tą kontrolę, galit... Ne, aš neturiu kontrolės, tada aš truputį atsipalaiduoju, čia aš esu tarsi manęs ir to režisieriaus ir nėra. Bet kai tu žinai tiksliai, kad va čia, tu dabar matai savo darbo rezultatą, kuris irgi yra ne visada prognozuojama. Nes kur yra žmonės, ten nėra tokios... Taip, viskas įsisprendžia, net ir tos klaidos, kartais jos net įneša gyvybės į spektaklį ir kartais ir gerai yra, kai kažkas atsitinka neplanuotų, bet vis tiek yra, tokia, atrodo, kaip dabar čia viskas pasibaigs. Tos interpretacijos visą laiką būna, man atrodo, ar ne? Kad ir kaip būna viskas nušlifuota ir nugludinta. Ar aš klystu? Taip, nes, sakau, yra ir aktoriai jaudinasi ir jie iš to jaudulio gali ir pamiršti teksto ten dalį, paskui kiti turi išsisukti. Ne, nes aš ir pati labai mėgstu pamiršti. Nes aš esu irgi savo spektaklyje ten įsivedus į vaidmenį ir pamiršus ten pusę scenos ir net nesupratus. Ir tada jau garsistas man ten davė, žodžiu, buvo labai supykęs ir sako, režisierė, tu pasimokyk režisuoti, nes
O aš iš to streso visiškai net nesupratau, kad pamiršau. Tai aš puikiai suprantu, kaip galima, nes vis tiek scena yra visiškai jau kita, nežinau, kaip čia pasakyti, kita erdvė, kita realybė. Ir ten, kas vyksta su žmonėm, tai čia kaip į kosmosą išskridus. Visiškai neaišku. Net ir fiziškai kūnas jau yra visiškai, ten vyksta kažkokios reakcijos. Žinot, kaip stresas pakyla, taip, ten viskas. Adrenalinas, taip, visa kita. Tai dabar režisierius turi turėti daugiau kantrybės ar valios, kūrybiškumo, ko? Nes aš atsimenu po Joanos trupės premjeros, viena iš jūsų mėgėjų trupės aktorių sako, dėkoju jums, neatsimenu, ar socialiniuose tinkluose, ar kur, sako, ką jinai iš mūsų padarė ir kaip jinai mus perlaužė ir mes netikėjom, kad mes tai galim sugebėti ir tiek mokėti. Tai vat, ir klausimas, ar tos kantrybės reikia dirbant, statant spektaklį su aktoriais, vis dėlto tai žmonės, ar to kūrybiškumo valios, ką turi turėti vat, režisierius? Tai manau, kad kantrybės ir jisai turėtų mokėti sustatyti teisingai tuos taškus, kad įvyktų ta įtampa. Čia kaip, žinot, kaip kad elektra pradėtų tekėti, ar ne, tai aš nesu ten fizikė gera ir niekada nebuvo, bet žinot, kad yra minusas ir pliusas, kad pradėtų tekėti elektra. Tai čia va teisingai reikia sustatyti tuos polius ir sukurti tokią situaciją, taip žmonės sustatyti, pastatyti tokias aplinkybės, jiems duoti tokius uždavinius, kad jie patys tada atsiskleidžia. Nes labai man čia net cirkas ir ta nedresūra yra. Čia yra žmonės labai daug turi ir savo pridėti, tu turi sudaryti sąlygas, kad jų ta fantazija atsiskleistų, kad jiems kažkas įvyktų, kad jie tiesiog galėtų būti savimi toje scenoje. Tai čia režisieriaus uždavinys teisingai sukurti tą lauką teisingai, bet reikia žinot, kaip viskas sudėlioti. Tai labai gerai sakot, aš turiu labai mažą kruopelytę patirties teatre, tai aš atsimenu, mūsų režisierė buvo labai griežta, bet ir tuo pačiu, kaip sakot, jinai mokėdavo motyvuoti, kad tu norėtum tai daryti ir atsiskleistum ir atsipalaiduotum. Tai atrodo tą tokį ir atsipalaidavimo momentą suderinti ir tą griežtumą, kad klausytų, nes visgi tu esi vadovas, ar ne? Bet pereinam prie paskutinio klausimo. Sakoma, kad apie žmogų galima daug pasakyti iš to, kokiomis asmenybėmis, kokiais žmonėmis jisai žavėsi, kokie žmonės jį super panašiai. Tai klausimas. Kuris teatro atstovas jums yra autoritetas ir atrama, kai reikia įkvėpimo? Kai reikia įkvėpimo, tai aišku, kad man labai, čia ne iš šiuolaikinių, jeigu tą laiko mašiną turėtum, tai aišku, Šekspyras. Aš visiškai klasika, norėčiau, nežinau, ką atiduočiau, kad aš papulčiau į tų laikų teatrą ir kas tai buvo per žmogus, sakau, tai yra kažkoks dirbtinis, daug geriau už dirbtinį intelektą, nes jisai viską, kas tuo metu buvo parašyta ir žinoma pasaulyje, tai jisai viską kažkaip sugeneravo į tas savo pjesės, dramas, tragedijas, komedijas. O paskui, kas padarė, tai aišku, mano mokytoja, ten Elena Savukynaitė, mano buvo kurso vadovė, režisierė, mimė. Jis tą mūsų kursą taip suformavo, kad pati irgi buvus aktorė, pantomimos labai modernaus tuo metu žanro ir dabar, kai kalbama apie Jurašą ir ten jo tuos legendinius spektaklius, tai ji vaidino ten kaip mimė tuose spektaklius ir mums pasakojo apie tai. Ir kaip jinai suformavo visą tą, būtent 15 žmonių sulydė tą kursą, kad mes dabar bet kuriam kursiokui aš galiu paskambinti, bet kada naktį ir jisai atvažiuos, ateis man į pagalbą. Dar ar ne? Tai linkiu ir jums bandyti dirbti virš žmogaus galimybių ribų. Ir dėkui iš pokalbį, aišku. Dvi moterys, dvi jų istorijos. Viena teatro pradininkė Marijampolėje ir lietuvių kalbos, kultūros ir lietuviško identiteto puoselėtoje tautai sunkiausių periodų. Milda teatrą puoselėja šiandien. Ji svariai prisideda ne tik prie jo gyvavimo, bet ir augimo įvairiomis prasmėmis. Taigi šiandien tiek, o su jumis susitiksiu kitą ketvirtadienį laidoje Moteriškoji Marijampolė, istorija ir dabartis per Marijampolės televiziją.